Dėkui, Aurelija, už pristatymą. Man be jokių egzotinių kelionių vykstant su šito projektu į Klaipėdą ir Šiaulius, besikeičiantis orai, biški užpuolė, tai aš atsiprašysiu iš karto už savo prikimusi balsą. Dar vakar viskas buvo gerai, o šįryt jau kosuliukai puola. Labai malonu jūs visas matyti. Aš esu Laura Beinarienė, esu advokatė ir esu dėstytoja. Kokia mano sėkmės istorija? Tai aš pabaigiau Vilniaus universiteto teisės fakultetą. Jau 3 kurse įsidarbinau didelėje advokatų kontoroje. Ten dirbau. Labai daug dirbau iš tikrųjų. Pabaigus, gavau pasiūlymą pasilikti, tapau advokato padėjėja, išlaikiau advokatūros egzaminą, daviau priesaiką teisingumo ministrui ir tada šiek tiek pavargau. Tada išvažiavau pastudijuoti 1 metus į Vokietiją, išsilaikiau papildomą magistro laipsnį, ten apsigyniau, grįžau vėl į Lietuvą, kaip ir pailsėjus, vėl dirbau, bet vėl pavargau. Ir tada ieškojau, net nežinau, ar tiksliai ieškojau, pamačiau skelbimą laikraštį, kad ES agentūra, kuri registruoja europinius prekių ženklus ir dizainus, ieško žmonių iš Lietuvos, kurie norėtų ten dirbti. Labai paprastai internetu užpildžiau application form, nurodžiau, kas aš tokia, kokią patirtį, koks išsilavinimas ir pamiršau, nes ilgai negavau jokio atsakymo ir tada staiga susilaukiu mailo, jau suplanavėme su vyru važiuoti slidinėti, 5-dienį po pietų gaunu mailą, ar galit kitą savaitę atskristi pokalbio. Tai kitą savaitę neišėjo, dar savaitę vėliau, nes jau čia buvo irgi viskas suplanuota. Ir tada vėl jie dingo. Po kurio laiko vėl staiga. Ar galit nuo gegužės 1 pradėti dirbti? Nes Lietuva, kai studinėjo į ES 2004-aisiais, tai iki gegužės 1, nes tada po to skiriasi ten reglamentavimas darbuotojų. Oi, negaliu. Galėsiu už metų, nes pas mane šeimoje buvo tam tikrų nelaimių ir aš negalėjau važiuoti taip staiga. Ir tada vis dėlto jie manęs sulaukė, vis dėlto aš tada pirmas pakvietimas buvo 2003-aisiais, o aš išvažiavau nuo 2004-ųjų ir pradirbau ten 3 metus, man siūlė dar pasilikti, bet iš tikrųjų dėl šeimyninių aplinkybių aš nusprendžiau grįžti į Lietuvą ir tas grįžimas į Lietuvą man davė dovaną, dėstymą. Aš tada tik pradėjau dėstyti ir man tai labai patiko. Aš lygi šiol tai laikau kaip savo hobiu, nes jeigu laikyt kaip darbu, tai gaunasi, kad aš labai daug dirbu. Taip, tai kai kas atsipalaiduoja siuvinėdama, kai kas mezga. Kažkam galbūt geriausias atsipalaidavimas tai yra iššveisti langus. Žinau tokių žmonių, taip? O aš dėstau. Taip, ir turiu ir savo advokatės kontorą, privačią praktiką, tie prekių ženklai iš mano gyvenimo niekur nedingo, registruoju, ginu, teikiu paraiškas, iš tikrųjų dalis mano klientų net yra ir Klaipėdoje, ir Kaune, aš kai kurių nesu niekada mačiusi, mes bendraujam tik telefonu ir elektroniniu paštu, kas šiais laikais tokiom paslaugom tikrai yra įmanoma. Ir ta mano praktika buvo šiek tiek pristabdyta su vaikų gimimu ir dabar, kaip sakant, vėl šiek tiek tęsiasi. Kokis mūsų susitikimo tikslas? Aš čia savo tokias šiaip gairės nubrėžiau, aišku, galima, prašom, klauskit, bet iš tikrųjų mes turim ribotą laiką ir auditoriją, kuri mus stebi irgi iš interneto, tai tiesiog jeigu turite detalesnių klausimų, tai prieikit per pertrauką, po pranešimo, per darbą grupėse, kai galėsim tada laisviau padiskutuoti, nes galbūt aš net nežinau visų atsakymų, todėl kad vis tiek žmogus, kažkiek specializuojasi su visais absoliučiai teisiniais aspektais irgi negali žinoti, negali išmanyti, nesi susidūręs. Todėl vienas iš dalykų, ką mes aptarsim, tai yra, kur ieškoti informacijos, jums specifiškai reikalingos informacijos. Ir tai yra, mano pristatymas yra gairės. Jūs kiekviena savo situacijai būtinai tiksliau pasidomėkite. Tiksliau pasidomėkite apmokestinimu, tiksliau pasidomėkite išimtimis, jum taikoma, netaikoma. Tiksliau pasidomėkit konkrečiais reikalavimais, konkrečia
konkrečiai šitai veiklos ryčiai. Nes galbūt yra kažkoks specifinis sertifikavimas. Taip? Jeigu ten daug mamų, pavyzdžiui, pradeda savo verslą, nes vaikam kažko neranda ir tada iš to pana. Bet vaikų sritis yra irgi gana griežtai reglamentuota, sertifikavimai būtini ir taip toliau. Jūs negalite jų tiesiog atsivesti į savo namus, pasodinti už tų baldų, už kurių jūs šiaip sėdit ir jūsų vaikai galbūt sėdi, o jau jeigu darželiui, tai yra tam tikri specialūs reikalavimai. Ir, panagrinėti, kokią teisinę formą rinktis. Vėlgi, nėra absoliučiai vienos tobulos teisinės formos. Priklauso nuo jūsų situacijos. Kiek jūs laiko tam skiriat, tai pagrindinė, nepagrindinė veikla, prasideda, neprasideda, turit samdomų darbuotojų, neturit ir taip toliau. Panagrinėti modeliuojamas situacijas, jūsų konkrečias situacijas. Kas jau pradėjo savo verslą? Kas ketina pradėti? Nemažai. Kodėl jūs norite savo verslą? Nepriklausomybė, laisvė. Kas dar? Nenori dirbti samdomo. Nuolatinis tobulėjimas. Saviraiška, taip? Šiek tiek pavargstam, taip? Tai iš tikrųjų, kaip aš sakau, privalumas jokio viršininko, taip? Pati savo viršininkė. Bet tas pats yra ir trūkumas, kad jokio viršininko, taip? Nes ypač jeigu dirbama iš namų, tai yra, o jeigu teikiamos ar tam tikros paslaugos, ar kažkokia, tai yra smulki gamyba, kuri galima be kažkokių specialių sertifikuotų gamybinių patalpų, tai mum moterim dažnai kyla pagundų nueiti išvirti sriubą, užskaist skalbimą, po to jį reikia padžiauti, tada patvarkyti. Ypač jeigu koks nors darbas ten tas, toks jau nemalonus, nuobodus ar tiesiog nemielas širdžiai, bet kuris turi būti padarytas. Nes, kaip sakant, kai neturit jokio viršininko, dažnai pradžioje žmogus esi vienas ir tenka daryti ir tą, ir kitą, kur dirbant dideliai įmoniai, struktūroje ar valstybinėje įstaigoje būdavo buhalterija, teisinis skyrius ir, sakykime, būdavo kažkokia specializacija. Tas pats privalumas, algą nusistatau pati. Koks iš to trūkumas? Kad tai dėl to, kad pati ją turiu savo sumokėti, pati surasti, iš ko ją sumokėti. Aišku, taip, kai dirbate įmonėje, jos finansinė situacija šiek tiek jūs jaudina, taip, galvojat, bus čia ta alga, būna, aišku, vėluojate atlyginimai, neramu, bet iš principo, kol tas atlyginimas reguliariai laiku pervedamas į sąskaitą, jūs per daug nesukat savo galvos. Tuo tarpu savam versle, tai jau čia reikia, kaip sakant, pačiai savo tą algą mokėti ir Gabrielė sako, jau dabar pradeda ateiti tas pelnas, bet Nepale žemės drebėjimas, tenka dalį to pelno išleisti. Taip? Privalumas, saviraiška, užsiemu norimą veiklą. Vėlgi, trūkumas tas, kad tenka užsiimti ne tik tuo, ką jūs norite, galite daryti, bet tenka bent jau pradžiai tai vis tiek ir pasiskaičiuoti, ir pavaikščioti, popieriukus panešioti, ten nėra įstatymus paskaityti. Taip, nėra to, kaip sakant, kolektyvo, kur aiškios funkcijos iš tikrųjų tenka imtis ir daryti. Yra galimybė ir tikrai yra nemažai informacijos viešai internete. Ir mane džiugina iš tikrųjų net mūsų mokesčių inspekcijos ir sodros portalai, kuriuose atsiradė tokie dalykai kaip skaičiuoklės. Įvedei, kiek pinigų uždirbai ir tau suskaičiavo. Aš kaip advokatė turiu individualią veiklą. Tai anksčiau aš pati skaičiuodavau ir ten vis gaudavau iš sodros, kaip sakant, paaiškinimus, kad aš čia kažką netaip suskaičiavau, ir įspėjimus ten susimokėti taip toliau būna. Vėlgi, aišku, kas dirba pagal individualią veiklą ir sykį per metus tik deklaruoja pajamas, tai čia vėlgi mano patarimas, gavot pajamas, iš karto atsidėkit mokesčius. Nes ateis tas balandis, kas dabar deklaravot pajamas? Ne, kiti žmonės skuba ir vasarį jau deklaruojasi, sakykim. Tai kai reikia tos mokesčius už metus sumokėti, tai paaiškėja, kad netokia ir maža suma ir tai yra sudėtinga. Tai verslas teigime, kaip sakant, yra svarbu iš tikrųjų pasirinkti. Kas dirba po vieną?
kas keliese? Aš kalbu apie, savininkus, steigėjus, taip. Tai kas turi samdomų darbuotojų? Tai vėlgi iš karto didėja atsakomybė. Taip. Ir vienas iš kriterijų, pavyzdžiui, renkantis tam pačią verslo formą, aš sakyčiau, yra tai, ar jūs dirbate savarankiškai, ar jūs turite samdomų darbuotojų ir keli žmonės. Nes tokiu atveju aš jau patariu galvoti apie įmonę ir ribotą turtinę atsakomybę. Nes, kaip sakant, už save ne visada gali atsakyti, bet, kažkaip vis tiek ta asmeninė atsakomybė, ką aš padariau, už tą ir turiu atsakyti. Tuo tarpu, darbuotojų būna įvairių. Taip. Ir nežinia. Niekada nežinai, kada bus žemės drebėjimas, niekada nežinai, kada koks klientas nesumokės, kada vaikas susirgs ir taip toliau. Pliusas, aišku, dirbant savarankiškai yra galimybė tą savo laiką kažkiek reguliuoti. Taip, kada ten reikia pas gydytoją, vaiką iš darželio pasimti. Minusas yra tas, kad darbą vis tiek reikia padaryti. Taip. Ir, šiandien, autostradoje man važiuojant iš Vilniaus jau buvo daug mašinų, kurios visos link jūros lėkia. O mes su jumis, kaip sakant, leidžiam laiką aptarinėdamas verslo teisės klausimus. Pagrindas visam versle yra vis dėlto ne teisiniai aspektai, o idėja. Tai, kuo tiki, tai, ką išmanai ar nori išmanyti. Taip, nes 100% iki galo visko neišmano niekas, bet jeigu yra entuziazmas, kryptingumas ir galbūt kartais, kaip aš sakau, po 5 metų žiūrint, daug kas sako, jeigu aš būčiau žinojęs, kad reikės šitą, aš nebūčiau daręs to savo verslo, taip toliau, bet jau, viskas praeitas etapas. Vėlgi, tegu svetimai sėkmė jūs įkvepia, bet nekopijuokite aklai. Jeigu jūs matote, kad kažkam sekasi, taip, tie patys rankdarbiai, ir jūs turite įgūdžių rankdarbiam daryti, bet darykite savo, nekopijuokite. Taip, todėl, kad tos pačius rankdarbius saugo autorių teisės, saugo prekių ženklai, galima registruoti dizainą. Ir Lietuvoje iš tikrųjų ta parama verslumui, jinai ne tik deklaruojama yra. Bus, pavyzdžiui, 3. ketvirtį planuojamas šaukimas finansavimui gauti, kas registruos europinį ar tarptautinį gaminio dizainą, gali gauti paramą iš Lietuvos valstybės iki 95% registravimui. Tai čia vis dėlto, tikrai nemaži pinigai. Taip, nes dažnai tas, sakykime, dizaino registravimas, jis yra, 5 metam, europinis, jis kainuoja nemažai. Ir smulkiajam verslui tai yra reikšmingos lėšos. O jeigu žinot, kad 95% kompensuos, tai jau galima galbūt tam ir pasiryžti. Kaip patikrinti paklausą? Gabrieliai visi sakė, tu gali organizuoti, čia tavo, taip? Tai vėlgi, pradedam nuo draugų, nuo pažįstamų. Jeigu vienas pasakė, kad, nesąmonė, tai nebūtinai jis yra teisus, nes žmonės yra skirtingi, ko reikia vienam. Moteris vyrų neišsitempia dažnai į tas tolimas keliones, bet yra žmonių norinčių keliauti ir norinčių keliauti kitaip, o ne į Turkiją. Taip? Tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog kiekvienas turi surasti savo sritį. Bet jeigu, nei vieno pritarančio balso nėra, tai reikia tiesiog labai gerai išanalizuoti. Billą Gatesą visi irgi kvailino, taip? O jis savim tikėjo ir padarė. Bet ne visi Billai Gatesai, taip? Ypač, sakykime, kainodarą reikia labai pasiskaičiuoti. Ir čia labai įsijungia būtent faktorius to, koks jūsų verslas. Nes jeigu mes kalbam apie tai, apie tą verslą, kuriame reikia fizinio kontakto su žmogum, ten, nežinau, masažas, grožio paslaugos, taip? Tai labai tada reikia žiūrėti į tą rinką. Kokia yra jūsų rinka? Tada jau mes turbūt kalbam apie labai vietinę rinką. Ir kainos jos iš tikrųjų skiriasi Alytuje ir Kaune, taip? Ir Vilniuje, Londone visai kitaip, taip? Tuo tarpu, jeigu jūs, pavyzdžiui, mano paslaugos jau daugmaž orientuotos yra į visą Lietuvą. Aišku, daugiau klientų yra Vilniuje, kur žmonės mėgsta susitikti, bet tai neriboja daugelio. Ir jeigu mes kalbam apie gaminių pardavimą,
tai jūsų rinka yra visas pasaulis. Gali būti, jeigu jūs taip nuspręsit. Ir vakar Šiauliuose, pavyzdžiui, sėkmės istorija buvo tai, kad mergina, moteris, pradėjo gaminti lininius drabužius iš lino ir jinai parduoda Lietuvoje iš tikrųjų labai mažai. Jinai siunčia tos gaminius į Ameriką, į Italiją ir tiesiog, parduoda visam pasauliu. Tai tada ta vėlgi kainodara yra visai kita. Aišku, reikia ten įsivertinti siuntimo išlaidas ir taip toliau. Bet ta kainodara, jinai, nebūtinai yra susieta vien tik su ta jūsų gyvenamąją vietovę. Čia viskas priklauso iš tikrųjų nuo srities. Ir aišku, ką jūs turite daryti arba geriau negu kiti, arba kitaip negu kiti. Nes galbūt jūs už tą pačią kainą galite pasiūlyti geresnės paslaugos, bet vien tik kainą irgi nesukonkuruosit. Taip, galite šiuo metu pasiūlyti 10% galbūt pigiau negu konkurentai. Bet atsiras kitas, kuris pasiūlys 15% pigiau. Ir dalis bus tų klientų, kurie, taip ir eina, ieško tų pigiau. O dalį galbūt jūs iš tikrųjų pradžiai paleidėtas akciją pritraukimui klientų, surasite savo nuolatinius klientus, kurie ir nebetaikantų nuolaidų grįž. Ir šiaip, sakau, labai man patinka tos Sodros ir VMI skaičiuoklės, kuri vedus labai aiškiai matosi, kiek jum kainuotų. Verslo liudijimas irgi yra VMI skaičiuoklė, kuris įvedate savivaldybę, nes kiekvienoje savivaldybėje yra skirtingos kainos verslo liudijimų. Įsivedate savo savivaldybę, veiklos rūšį, planuojamos veiklos periodą ir jums suskaičiuoja. Taip nebereikia patiem. Norite samdyti darbuotoją, irgi pasižiūrite. Tam, kad žmogus į rankas gautų 350 eurų, kiek reikia darbdaviui. Taip? Tai čia ne tik 350 eurų, reikia daugiau. Tai visus šitos kaštus, kad įsivertinti. Ir šiaip, patarimas toksai, jeigu galite, aišku, reikia visada turėti nenumatytom išlaidom tam tikrą rezervą. Nes jų visada būna, iškyla. Taip? Ir netgi, sakykime, kaip aš juokauju, steigiant UABą, pervedėte, buvo anksčiau 10 000 minimalus įstatinis. Žinokit, kiek kartų aš kaip advokatė nuėjus į banką išimti pažymos apie sukauptą įstatinį kapitalą, esu traukus papildomus pinigus, todėl kad bankas taiko įskaitimo mokestį. Lita 20, pavyzdžiui. Dabar ten 43 euro centai. Ir nėra lygaus įstatinio kapitalo. Taip? Tai, net apie tai reikia pagalvoti. Aš tada įneždavau tą, pavyzdžiui, litą 20, plus 3 litus arba DNB vienu metu 8 litus taikė operacijos mokesčio. Bet man tai paprašiau, negu kad klientas pervestų dar ten tos litą 20 plus įskaitimo mokestis. Taip? Ir dar už pavedimą reikia susimokėti. Tai, kaip sakant, jos ne visada yra didelės tos nenumatytos išlaidos, bet jų reikia. Viskas, kas neuždrausta, leista. Todėl, jeigu sugalvojote verslo idėją, genialią verslo idėją, jums nereikia ieškoti, ar galima tai daryti, jums reikia ieškoti, ar nėra draudimo tai daryti ir ar nėra kažkokio apribojimo, nes galbūt yra veiklai reikalinga licenzija, leidimas. Informacija iš tikrųjų labai gražiai pateikiama, yra tos pačios Verslios Lietuvos puslapyje, labai naudingai. Kokiai veiklai reikalinga licenzija, pavyzdžiui? Prekybai alkoholiu, tabaku, farmacijai, medicinai, kelionių agentūrom. Bet yra reikalavimai, ta prasme, tam tikri, kuriuos reikia atitikti, reikia draudimo, taip toliau. Ta prasme, ne tai, kad įsteigėt įmonę ir galit pradėti daryti. Dokumentų archivavimas ir daug visokių kitų veiklų. Transportas. Noriu pasvajot. Galiu? O jeigu man nebeišeina, aš esu tokia pervargus, nebenoriu nei valgyti, nei miegoti, nieko jau. Pakeisti aplinką. Tenka kartais jau perdegusiam, kaip sakant, eit į mokymus, kaip teisingai svajoti. Taip? Kaip mokyti svajoti, kaip surasti savyje, ko aš noriu. Tai jeigu aš noriu mokyti svajoti, tai jau man reikia kažko jau reikia, taip? Noriu atsipalaiduoti,
pavargau. Jeigu galiu pati, puiku. Kartais reikia pasimokyti galbūt, medituoti, nueiti į masažą, taip toliau. Tai va tam jau vėl reikia kažko. Kažko, taip? Ko? Viena iš klausytojų sako individualios veiklos arba verslo liudijimą. Jeigu už atlyginimą yra teikiamos paslaugos, tai jau iš tikrųjų tam tikros veiklos formos reikia. Galima savanoriauti, jeigu man vyras padaro masažą, tai kaip sakant, nereikia jam atskiros licenzijos. Taip? Iš ko finansuojamas verslas? Taip, kas skolinosi verslo pradžiai? Mažai, bent jau iš čia esančių, taip? Tai iš tikrųjų, turbūt ir jeigu skolinatės, tai turbūt ne 100%. Ar viską? Ne viską, taip? Tai iš tikrųjų, na vėlgi, priklauso turbūt nuo reikiamų sumų ir nuo jūsų tikėjimo savimi. Nes dažnai tai pabandoma padaryti skiriant tam tikras lėšas, nes galima, aišku, skolintis tiek iš banko, tiek yra verslumo skatinimui ir tam tikra parama, gauti paskolą, kai Invega garantuoja ir taip toliau. Galima skolintis ir iš šeimos, ir iš draugų, bet aišku, rizika, kaip sakant, su neatidavimu. Tai bankas bent jau nepriema asmeniškai, o draugai ir šeima priema labai asmeniškai. Taip, tai čia vėlgi konfliktų galima. Ir aišku, net ir kai yra pelnas, pradžioje jis tikrai yra investuojamas į verslą, ko reikia. Nereikia, aišku, visai savęs pamiršti, valgyti irgi reikia, bet jeigu plečiat veiklą, tai visada atsiras, kur ją dar praplėsti. Taip? Dabar nemažiau svarbu yra ne tik, kaip sakant, kad formalus tas pelnas būtų, kai pagal popierius viskas gerai, mano draugės įmonėje tai buvo pagal balansą, viskas kaip ir išeina, gautinos sumos puikios, o realiai nėra iš ko už telefoną sumokėti, sąskaitoje nepakanka lėšų, nes Italijos klientas neatsiskaito, prancūzas klientas neatsiskaito, tam, kad juos paduoti į teismą ten reikia vietinių advokatų, kurie kainuoja nemažai, procesai ilgi ir iš tikrųjų, sakykime, tai finaliai jos įmonėje buvo iškelta bankroto byla. Tai dėl to iš tikrųjų čia irgi nėra universalaus patarimo. Kaip garantuoti, kad jums taip neatsitiks? Niekaip. Nėra garantijų ir jų būti negali. Taip? Bet niekur negali būti. Dirbate samdomų darbuotojų, įmonė gali bankrutuoti. Valstybinėje įstaigoje gali mažinti etatus. Taip? Tai, 100% garantijų kaip ir nėra. Tiesiog, kažkiek galima planuoti išlaidas ir kol turite tik gautiną sumą, bet realiai pinigai į sąskaitą neįkrito, neskubėkite jų leisti, taip? Nes čia, nežinot, net ir advokatam ne visi laiku sumoka. Taip? O jau man tai tikrai šiaip jau nėra galbūt problemos paduoti teismą, bet kažkaip irgi kaip čia atrodys, taip? Ir nebūtinai tie, kurie, kaip aš sakau, yra biedniausi, vėluoja sumokėti. Paprastai vengia ir ieško, kaip išsisukti tie, kaip tik, kurie, daugiau tų pinigų turi. Visai būna. Iš tikrųjų, čia nėra taip, kad jeigu turtingas, tai tikrai nemokės, arba jeigu žmogus neturtingas, tai tikrai laiku visada mokės. Nėra čia irgi. Ir į akis žiūrėdama negali nuspėti iš anksto, kaip elgsis. Tiesiog, kaip sakant, koks patarimas. Galbūt yra galimybė gauti kažkokį avansą. Taip, jeigu ilgesnės trukmės sutartis, tai kažkokie mokėjimai dalimis už tam tikrą atliktą. Taip. Jeigu jūs dirbate su fiziniais asmenimis ir atėjo, jūs padarėte ar pakonsultavote, manikiūrą padarėt, kas tai bebūtų, ir staiga sako, oi,
neturiu pinigų. Oi, o čia negalima kortelę sumokėti. Tikrai būna tokių. Tai, na, bent jau ką padarykit, na, aišku, ten pasitikit, viskas puiku. Bet jeigu žmogus, na, paprastai savo rankytę parašo, kad esu skolinga ar skolingas 50 eurų. Taip? Nes šiaip nėra privaloma rašytinė forma iki, anksčiau būdavo 2000 litų, dabar atitinkamai eurais, tačiau, na, žinot, vieno žodis prieš kito žodį, o jeigu turit net, na, ant servetėlės parašytą žmogaus ranka raštelį, tai, na, ir paprasčiau priminti tiesiog, tai galima ir į teismą kreiptis. Aišku, dėl 50 eurų turbūt nesikreipsit į teismą, bet dėl 500, tai galioja, aišku. Nereikia notaro, notarinis patvirtinimas būtinas nuo 14 500 eurų. Tai čia tada jau, sakykime, teisme prasidėtų, jeigu, na, žmogus, klausimas ir salės, kad žmogus bandytų išsisukti nuo tokio ranka rašyto raštelio, tai aišku, čia įrodinėjimas, tada galima skirti grafinę ekspertizę, už kurią tada jisai turėtų sumokėti ir tiesiog, sakykime, bet jau, na, paprastai turėtų prisiminti, ar čia rašė ar nerašė. Aišku, jeigu tas raštelis surašytas 3 nakties bare, tai gali būti, kad ir neprisimins. Yra tokių, kurie pritrūkę lėšų pasiema greitai į kreditą, iš ryto jo neprisimena ir greitųjų kreditų bendrovės primena po poros mėnesių, jau kai ir prikapsėja yra delspinigių. Tai vat ko nerekomenduoju, tai greitųjų kreditų imti verslo pradžiai. Taip, dėl to, kad ten tikrai yra didelės palūkanos. Na, ką dar su klientais, tuos pinigėlius kaip iš jų, na, sakau, bent jau dalimis, tarti su tiekėjais dėl kažkokio atidėjimo mokėjimo, nes irgi būna, kad jūs perkate prekes, iš jų kažką gaminate, ar ten tik vėliau parduodate ir tik tada gaunate pajamas. Jeigu jūs gausite sutartį, pavyzdžiui, su dideliais prekybos tinklais, tai jie iš viso turi atidėjimus, prekes pristatėt šiandien, o jie jums sumokės po 90 dienų. Taip, tai jums tuos 3 mėnesius dar reikia jiem toliau tiekti prekes, mokėti savo tiekėjams, savo darbuotojams. Tai, na, čia vėlgi, jeigu pirmą dieną ateinate pas tiekėją, nepažįstami, tai turbūt, na, atidėjimų negausite. Ilgalaikis bendradarbiavimas, jis po truputį prisideda prie to ir pasitikėjimo. Vėlgi, kažkokie rezervai turbūt turi būti, gali būti, čia vėlgi priklauso nuo jūsų veiklos pobūdžio. Jeigu nuomojatės patalpas visada bent mėnesiui ateinančiam turite turėti už nuomą sumokėti. Ar darbuotojų algom. Na, kur jūsų prioritetas? Bet kažką planuoti reikia labiau. Klausimas. Ar yra vekseliui minimalus koks nors? Vekseliui minimalios sumos nėra. Ieškiniui minimali suma yra apie 10 eurų. Kreiptis į teismą, mano praktikoje mažiausia skolos suma buvo, man atrodo, 68 litai. Tada buvo priskaičiuota bauda už nesumokėjimą, advokatės išlaidos ir tam, kaip sakant, žmogui, na, įmoniai čia buvo, tai labai skaudžiai išė. Taip, bet tiesiog įmonės vadovas paskambino tam, na, čia buvo krizės metu. Ir tiesiog įmonėje buvo išsispausdina tiesiog iš buhalterijos visą sąrašą nesumokėjusių. Ir ten buvo ir 10 000 ir vat, nu, tokie. Ir visiems priminė, visiems skambino, tas sakė, aš čia net nesiruošiu mokėti tokių sumų. Ir, na, tiesiog direktorius iš principo supykęs, sako, duok tu į teismą. Nu, nori, tai galiu paduoti. Man tai čia, da, mano darbas, taip. Ir tiesiog iš tikrųjų buvo, ir tas dar ten pradžiai galbūt nepatikėjo, tai dar ir antstolio kaštus nusirašė. Tai vienu žodžiu, labai skaudžiai šita skola išlipo, čia mano, sakau, mažiausia suma, paprastai aišku, jau žmonės nuo didesnių sumų kreipiasi į teismą dėl išieškojimo. Taip. Ne, čia klausimas, jeigu skola 68 litai buvo,
Dabar, man atrodo, 68, ta prasme, bet kokiu atveju mažiau negu 100. Ir taip prie to pliusuojasi bauda už sutarties pažeidimą, plus advokato išlaidas, nes jisai pralošia bylą 100%. Taip, tai jeigu jūs pralaimit bylą, tai turit kitai pusiai kompensuoti advokato išlaidas iki tam tikros ribos. Jeigu jūs laimit bylą, tai jūsų advokato išlaidas pridės. Dabar aš paprastai mėgstu papiešti, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, reikalaujate 100 000, o jum priteisė 1 000 eurų, tai čia gerai ar ne? Ne, kodėl negerai? Labai mažai. Procentas mažas. Taip, tai procentas mažas. Tai yra, žinot, kodėl blogai? Todėl, kad jūs bylą laimėjote iš dalies. 1% dalies. Tai yra kita pusė bylą laimėjo 99%. Tai reiškia, kad jūs ir kitos pusės išlaidas 99% turėsit kompensuoti. Tai klausimas dar ar užteks to 1 000 eurų. Čia, vėlgi, advokatų kainos labai skiriasi, visos yra sutartinės, eikit, kalbėkit, tarkitės. Ir patarimas, kaip sakant, geriau tarkitės, kažkokią sumą, bent jau ne visada, aišku, įmanoma numatyti, kiek čia ko reikės to darbo, bet, sakykime, kurią perlipus jūs bent jau įspėtų, kad nebūtų po to labai netikėta. Taip. Dabar, kaip variantas ir daugelis iš tikrųjų tą papildomą savo veiklą pradeda kaip hobį. Taip, iš kurio po to tampa ir kažkokiu verslu. Aš pažįstu vieną fotografę, kuri dirbo mokesčių inspekcijoje ir laisvalaikiu fotografuodavo, po to pafotografavo draugų vestuvės, tada kitas vestuvės, tada jau dažnai savaitgaliais fotografuodavo, ypač vasaros sezono metu. Ir po to jau atsisakė to savo samdomo darbo ir koncentravosi tik jau, kai tai nešė pakankamas pajamas. Taip? Tai, kaip sakant, toks biški pabandymas, kad ne iš karto viską mečiau ir nežinau, kaip čia bus. O, pradžiai turint kažkokį stabilų atlyginimą, papildomai. Aišku, nuo tam tikro momento jūs visko nebesuspėsit. Taip. Ir galbūt, pavyzdžiui, kelionių agentūros veikla tai yra ne ta veikla, kurią galima po darbo dar papildomai daryti. Čia priklauso iš tikrųjų. Čia vėlgi kiekviena situacija yra individuali, galų gale kokia jūsų situacija. Labai dažnai mamos būtent 2 metais motinystės pradeda kažką daryti papildomai, žinot, kad tuo metu galite dirbti, gauti pajamas ir 1 metais galima dirbti. Tik tai ta suma motinystės išmoka gali būti mažinama. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, steigiate įmonę ir būtinai ten reikia direktoriaus, tai galit įsidarbinti direktorium, 0,25 etato, pavyzdžiui, mažą atlyginimą pasiskirti ir tada tiesiog ta suma, kurią jūs gaunate iš savo UABO, motinystės išmoka bus mažinama, bet dirbti galima. Čia 1 metais, 2 metais tokio apribojimo nėra. Galite dirbti, uždirbti. Dėl verslo liudijimo ar individualios veiklos iš tikrųjų skiriasi reglamentavimas, pagal ką jūs gaunate motinystės išmoką. Ar jūs gaunate nuo savo darbo pajamų, ar nuo... Tai tada mažės, jeigu pagal verslo liudijimą, tai nuo jo gaunama motinystės išmoka, tada mažės. Dabar vėlgi, čia kiekvienai specifiškai, jeigu jūs dar dirbate ir tuo metu kažką papildomai veikiate. Darbo kodeksas numato pareigą informuoti darbdavį, jeigu jūs įsidarbinate kitame darbe. Konkuruojate, nekonkuruojate, tiesiog jums reikia, pavyzdžiui, papildomų pinigų, kelioniai, taip, ir dar po darbo 5-dienį, 6-dienį dirbate kavinėje padavėją,
fotografuojate ar dar kažką, tai turite darbdavį informuoti. Darbo kodeksas numato. Dabar dėl individualios veiklos ar veiklos pagal verslo liudijimą tiesiogiai taip neparašyta, tačiau, na, sakykime, sąžiningumo, protingumo principai, kriterijai, aš manau, čia galima būtų kažką darbdaviui norint net ir painterpretuoti. Vėlgi, darbdaviai paprastai, jeigu jūs nekonkuruojat, tai sako, na, daryk tu, ką nori, tavo reikalas, taip? Tačiau jeigu, na, pavyzdžiui, mano ankstesnis darbdavys galėjo prieštarauti mano dėstymui, bet man leido dėstyti ir sakė, na, bet tu vis tiek savo darbą turi padaryti. Taip? Dėl ko aš sakau, dėstymas hobis, nes jeigu viską suskaičiuot, kiek aš dirbau, tai čia labai sunku. Tuo tarpu, jeigu jūs konkuruojate, tai va čia iš tikrųjų yra labai svarbu informuoti laiku darbdavį. Jeigu jūs tuo metu ir dirbate įmonėje ir, pavyzdžiui, įsteigėte įmonę, kuri užsiema tokią pat veiklą. Nes čia jau interpretacija galima, nesąžiningos konkurencijos. Būna net ir tokiu atveju, sėdi pas darbdavį su darbdavio apmokamu telefonu, kompiuteriu ir paskambinęs, pavyzdžiui, klientas, na, taip, mūsų įmonė siūlo tą, o dar aš čia jums galėčiau pasiūlyti pigiau. Taip? Tai, na, čia, sakykime, jau tikrai labai nesąžininga konkurencija. Kitas klausimas buvo, jau susilaukiau, kad darbdaviai labai mėgsta šiais laikais įrašyti darbuotojo įsipareigojimą nekonkuruoti su darbdaviu tuo metu, kai dirbate ir tam tikrą laiką po to. Tai tam, kad nutraukus darbo santykius šitas įpareigojimas jums būtų taikomas, būtina, kad darbdavys mokėtų jums tuo metu išmoką. Tam tikrą. Net jie nenori įrašyti ir galvoja, kad jums čia to užteks, bet čia šiuo atveju iš tikrųjų teismų praktika jau jūs gintų, jeigu jūs... Yra dabar dėl šito nekonkuravimo, yra teismų praktika, kuri labai aiškiai pasisako, kad kai yra mokama, jeigu buvo susitarimas ir yra mokama tam tikra kompensacija, kuri negali būti, man atrodo, mažesnė negu 40% darbuotojo gauto atlyginimo, dabar aš jums tiksliai sumų nepasakysiu, bet būtent, kad turi būti mokama tuo metu kompensacija. Ir žinau tokiu atveju, kai darbuotojui išėjus iš darbo buvo mokama kompensacija. Vėlgi, schemų būna labai įvairių, darbdaviai bando sužaisti labai skirtingai. Ko dar gali pareikalauti, tai jeigu jūs išeinate iš darbo, tai kompensuoti už mokymus, kuriuos apmokėjo darbdavys. Bet vėlgi čia kartais būna tokios interpretacijos, kad už įgūdžius gautus dirbant įmonėje ten kažkokia vos nesuma. Tai jeigu jūs nepasirašę tokio sutarimo, tai negali reikalauti. Tačiau vėlgi dažnai žmonės, kai įdarbinasi, gauna tipinę sutartį ir pasirašo, nes kitaip jie nebus įdarbinti. Skaityti, aišku, patariam, kaip yra su nežinojimu. Nuo atsakomybės neatleidžia. Reikia skaityti, man čia kažkada asmeniškai buvo, kad irgi bankė pakišas, sako, pasirašykite čia. Aš jau vos neėmiau tušinuką pasirašyti ir po to galvoju, oi. Nes kokią aš teisę turėsiu kitiem po to sakyti, jūs paskaitykit prieš pasirašinėdami, jeigu pati nepaskaitysiu. Taip? Taip, realiai iš tikrųjų negali paveikti nei to banko kortelės sąskaitos sutarties, galimybių paveikti nėra jokių. Tačiau, na, pats principas mano vidinis čia jau yra, kad aš turiu skaityti ir na, kaip kitaip aš galiu visiems po to aiškinti. Taip? Lygiai kaip aš, pavyzdžiui, niekada nepirku, na, padirbtų prekių ženklų, nes aš ginu prekių ženklus. Taip? Ir be to, na, čia tiesiog jau mano asmeninė nuomonė, kad jau
jeigu kas žino ir atskiria padirbtą nuo nepadirbto, tai jau tą rankinuką už 5 ar 15 eurų tai atskirs, kad jis padirbtas. Tai tada, ir nepadarysi jokio įspūdžio su to padirbtu. Tai bet čia mano asmeninė, aišku, pozicija. Kada jau reikia registruoti verslą, kalbant bendraja prasme, taip, pasirenkat atskirą formą. Tai iš principo, jeigu jūs, parduodate vaikų išaugtus drabužius, sofą, kurios nebereikia, nes nusipirkot naują, taip, tai iki 2500 eurų per metus tos pajamos yra neapmokestinamos, jums nereikia ten pagrindinėti dokumentais, kad jūs pirkot už brangiau, parduodat už pigiau. Iki tokios sumos mokesčių inspekcija per daug netikrina tų sąskaitų. Išskyrus, jeigu yra verslumo elementas. Ir būna kartais, sakykime, paprastai, aišku, tai atsikreipia, kažkokioj schemoj, bet iš principo būna, jie vis deklaruoja, kad darys ir atsitiktinius patikrinimus, taip, tų pinigėlių vaikštančių tarp sąskaitų. Jeigu yra verslumo elementas, jeigu jūs pati gaminate ir parduodate rankdarbius, tos pačius vaikiškus drabužius, vežate juos, nežinau, iš Anglijos, iš kur ir pardavinėjate čia už, tam tikrą. Tai čia jau galima išvelgti verslumo elementą, tada reikia registruoti. Jeigu jūs atsisiuntėte iš Anglijos drabužių vaikui ir jie jam netiko, ar jum netiko, ir jūs tą drabužį parduodate, tai čia nėra verslumo. Jeigu jūs tai darote nuolat, tai jau yra. Pati mokesčių inspekcija iki galo negali taip jau paaiškinti kiekvienu konkrečiu atveju. Taip, klausimas. Kaip fotografė dirbdama rodė ar slėpė pajamas, tai tiesiog pagal individualią veiklą tas pajamas rodė, nežinau, kiek procentų, galbūt 100%, viską rodė. Kas dirba valstybės tarnyboje, tai iš principo gali būti akcininkų, įmonės, steigėjų, bet negali dirbti pagal darbo sutartį papildomai prie valstybės tarnybos. Ir, būtina, sakykime, deklaruoti tą viešų ir privačių interesų derinimo atvejai, kad, kuom ta įmonė susijęs, kad jeigu jūs dirbat mokesčių inspekcijoje, kad, nenueitumėt patikrinti savo įsteigtos įmonės. Taip? Dabar verslo vykdymo formos yra galima daryti kaip individualią veiklą, pagal verslo liudijimą, steigti įmonę. Ir aš čia neįrašiau, bet iš tikrųjų dalis veiklos yra vystoma pagal įsteigus VŠI, viešąją įstaigą. Tai viešoji įstaiga yra kaip ir neskirta pelnui gauti. Tai nereiškia, kad jinai turi dirbti nuostoliu, taip, nes jinai turi pati save išsilaikyti. Bet jos gauto pelno galima išmokėti kaip atlyginimus, kaip autorinę sutartį, nupirkti automobilį, televizorių, bet negalima išdalinti steigėjam nelikvidavus VŠI. Taip, tuo tarpu, pavyzdžiui, UABas, mažoji bendrija, yra pelnas galima išmokėti dalininkam. Ir netgi dabar jau kas ketvirtį galima išsiminėti tą pelną, jeigu jo prognozės yra tinkamos. Dabar tiesiog trumpai apie kiekvieną verslo formą, turbūt jūs jau pasidomėjot, paanalizavot, rinkotės, kaip aš jau sakiau, nėra vienos formos, kuri absoliučiai būtų tobula ir tinkama visom. Taip? Priklauso nuo veiklos, nuo papildomos veiklos, nuo to bijote jūs tų sąskaitų ar nebijote. Viena dailės mokytoja sakė, man PVM sąskaita faktūra tai yra kažkas košmariško, aš imu verslo liudijimą, kad man nereikėtų ten jokių išlaidų pagrindinėti ir viskas. Puiku, kiekvienas renkasi savo tinkamiausią dalyką. Jeigu jie iš tikrųjų tiek streso sukelia, tai būnė. Verslo liudijimo, sakykime, pliusas koks yra? Kas turi verslo liudijimą? Koks pliusas? Kad iš karto viską susimokėjai, tai yra, kad aiškiai fiksuota suma. Taip, kiek reikia mokėti. Koks minusas?
Jeigu su juridiniais asmenim pasieki tam tikros sumos. Vėlgi, pradedant nuo tos fiksuotos sumos, ją reikia sumokėti įsigijant verslo liudijimą, ar gausi pajamų, na, galite, aišku, iš patirties galbūt kažkiek žinoti. Taip, dar ne pagal yra baigtinės veiklų sąrašas ir ne visi verslo liudijimus turintys asmenys gali teikti paslaugas juridiniam asmenim. Taip, yra veiklų sąrašas, tai renkantis veiklų sąrašą reikia žiūrėti, kaip sakant, į žvaigždutes, ar yra galimybė teikti juridiniam asmenim ar nėra. Bando įmonės verslininkai, sakykime, apeidinėti šitus dalykus. Pavyzdžiui, buvo čia netaip senai pagautas vienas sporto klubų tinklas, kad jame sporto instruktoriai dirbo pagal verslo liudijimus, ale jie teikia paslaugas tiesiogiai klientam. Na, bet aerobikos užsiėmimą vedanti instruktorė, tikrai kiekviena ta mergina jai papildomai asmeniškai nemokėjo. Taip? Tai, na, sakykime, čia yra tam tikri aspektai. Apskaita labai paprasta tokiu atveju, tuo labiau, kad sumos yra fiksuotos, kas yra svarbu, tai yra neišlipti iš PVM. Arba jeigu išlipat, na, tai ateina pareiga registruotis PVM mokėtojų. Suma registravimo yra 45 000, bet yra tam tikros išimtis, todėl savo tiksliai pasižiūrėkite. Pavyzdžiui, perkate prekes, kurias parduodate Lietuvoje iš ES valstybės 14 000 eurų. Ir nuo to jau atsiranda pareiga registruotis PVM mokėtojų. Jeigu jūs PVM skaičiuoti įmami ne kalendoriniai metai, o bet kuris 12 mėnesių laikotarpis. Tai yra nuo sausio 1 iki gruodžio 31, nuo vasario 1 iki sausio 31 ir bet kuriuo šituo 12 mėnesių laikotarpiu ta suma yra aktuali. Jeigu jūs perlipote šitą sumą atsitiktinai, taip, na, tiesiog 2 mėnesius vėlavo atsiskaityti 3 klientai ir staiga viskas sukrito, ir kitą mėnesį manote, planuojate, prognozuojate, kad vėl nebus ir toliau ir nebus tų tokių didelių sumų, tai galbūt jums verta netgi susimokėti tą PVM baudą, kad netapti PVM mokėtojų. Dėl kokie yra pliusai tapimo, netapimo PVM mokėtojų? Tai, na, tapimo minusas, jeigu jūsų paslaugos yra orientuotos į fizinius asmenis, tai jiem tas papildomai priskaičiuotas PVM tiesiog didina jūsų prekių ir paslaugų kainą ir, na, didesnės kainos visada yra minusas. Dabar pliusas, jeigu jūs dirbate su juridiniais asmenimis, jeigu jūs gaminate kažką, tai jeigu jūsų klientai irgi yra PVM mokėtojai, tai jiems tas PVM netaip aktualu, nes jie įtraukia į atskaitą, jo mažinasi savo išlaidas. Jūs, jeigu perkate prekes, gamyboje, žaliavas, dar kažką, tada irgi tą sumokėtą PVM traukiate į atskaitą. Tai čia vėlgi priklauso nuo veiklos srities. Ar visur įskaičiuotas? Taip, na, nuo tam tikrų sumų įskaičiuotas. Aš šiuo metu, pavyzdžiui, nesu PVM mokėtoja, kadangi dirbu, na, daug ir su fiziniais asmenim, tai jiem, na, tai aktualu. Tai kyla paslaugų kaina, taip. Individuali veikla. Vėlgi, jeigu dirbate savarankiškai po vieną, tai irgi yra tinkama veiklos forma. Galima labai daug ką daryti pagal individualią veiklą, išskyrus tam tikrom veiklom būtina įmonė. Taip, jau čia vėlgi yra, jeigu prie konkrečios veiklos nustatyta, kad tai veiklai reikalinga įmonė. Apskaita yra labai paprasta. Individualių veiklų galite turėti ne vieną. Galite vertimą, mokymus, šokių mokymus, kas be būtų. Labai skirtingus. Tik tuo atveju kiekvienai veiklai atskiras apskaitos žurnalas, į kurį traukiamas pajamos nurodomas. Ir apmokestinimas yra toks, kad, sakykime, 30% jūs galite be jokio pagrindimo, nekaupdamos dokumentų, trauktis į išlaidas. Tiesiog pažymėt GPM deklaracijoje 30%. Ir viskas. Taip? Nuo likusių 70% jūs jau mokate GPM ir gyventojų pajamų mokestį ir privalomai sveikatos draudimą. Ir nuo pusės, tai yra nuo 30, na, uždirbot
10 000 eurų per metus. Taip. Tai nuo 3 500 eurų per metus skaičiuojate sodrą. Ir yra lubos sodrai. Per mėnesį yra 1724 eurų. Jeigu daugiau pajamos, tai nereikia mokėti nuo daugiau. Taip? Supratot, prisiminsit? Tai nemažai, taip. Taip, čia pats bendriausias tarifas tam tikrais atvejais yra 5 procentai. Tai vėlgi sakau, būtinai pasižiūrėkit jūsų konkrečiai veiklai, galbūt yra ta lengvata. Ir PVM-as tas pats. Įmonės. Kokios populiariausios įmonės Lietuvoje? UABai. Taip, dabar jas, dar nevejasi, bet šiuo metu atsiranda mažųjų bendrijų, irgi nemažai. Tai labai trumpai apie UAB. Kalbant, tai yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, tai yra viena iš priežasčių, kodėl jinai tokia populiari, tai yra, kad tiek, kiek jūs investuojat, ta suma jūs ir rizikuojat. Jeigu nepavyks verslas, už verslo nesėkmę nėra baudžiama, jeigu įmonė bankrutuoja, nesat jūs asmeniškai atsakingi papildomai. Yra tam tikrų išimčių, jeigu bankrotas tyčinis, jeigu ten buvo grobstomi mokesčiai, specialiai įsteigti UABai, kad sudaryti tą schemą visų Feniksų. Ir taip pat, jeigu esate direktorius ir laiku neiškeliate bankroto bylos. Nes kai įmonė tampa nemoki, kreditoriai gali kelti bankroto bylą, o direktorius privalo. Ir vat jeigu turėjo direktorius iškelti balandžio 1 bankroto bylą ir neiškėlė, o iškėlė, pavyzdžiui, Liepos 1, tai už tą laikotarpį nuo balandžio 1 iki Liepos 1 atsakys asmeniškai už papildomai susidariusios skolas. Laikoma, kad paskutinis momentas, kai jau direktorius turėjo sužinoti, kad jau įmonė tampa nemokė, yra metinės finansinės atskaitomybės sudarimas, kuris teikiamas UAB akcininkam tvirtinti, ir paprastai pristatoma, direktorius sako, reikėtų papildomų investicijų iš akcininkų, nes čia mes galim dar išlipti iš šitos duobės, o akcininkai, pavyzdžiui, sako ne. Taip, mes šitam projektui skiriam tiek ir ne. Tai va tokiu atveju direktorius turi kelti bankroto bylą. Priešingų atveju jis atsakys. Taip. Reikalingas samdomas direktorius, kuris gali dirbti ten mažai. Aš patariu, jeigu darbinate mažu etatu, tai darbinti ne ten dieną per mėnesį, o po pusvalandį ir valandą per dieną, tam, kad būtų galimybė bet kada pasirašinėti dokumentus. Tiesiog nežaisti su visais šitais. Buhalteris arba buhalterinės paslaugas teikiančios įmonės, tikrai Lietuvoje dabar yra nemažai. Tų buhalterinės paslaugos teikiančių įmonių galima surasti jums tinkamiausią. Veiklai gali būti reikalinga licenzija. Tam tikrom specifiniam veiklom kapitalo 2,5 tūkstančių eurų neužtenka, reikia daugiau. Akcininkų gali būti ir vienas, maksimum 250. Nuostoliai gali būti perkeliami iki 5 metų. Taip, apmokestinama, aišku, darbuotojams išmokamos darbo pajamos pagal darbo visą apmokestinimo tvarką. Ir jeigu yra pelnas, tai pelnas. Nuostoliai persikelia iki 5 metų, jeigu pernai buvo nuostolingi, šiemet jau pelningi. Ne visi, yra specifika, čia jau prašom konsultuoti su buhalteriais ir jokių būdų nesakyti, man per mokymus konkreti advokatė sakė, dabar prašau atsakyti. Taip, tai individuali įmonė buvo populiaresnė forma anksčiau, dažnai, sakykime, ją rinkdavosi žmonės, kuriem ta minimalaus įstatinio kapitalo suma atrodydavo baisi. Vėlgi, aš tik noriu pasakyti, pabrėžti, gal kas nežino, tai šita suma, jinai yra, kai įnešama įmonės įstatinį kapitalą, įkaupiamąją sąskaitą, kai steigiat įmonę, tai po to, kai įmonė yra jau įregistruojama, įmonė gali naudoti tos pinigus. Jie neturi gulėti, užšaldyti. Taip? Jos galima naudoti įmonės išlaidom. Mokėti nuomai, darbuotojų atlyginimam. Tai iš tikrųjų jie išnyksta labai greitai. Taip? Tai
Individualioje įmonėje nėra tokio reikalavimo minimaliam kapitalui, gali būti 1 litas, taip toliau, bet minusas yra tas, kad verslo nesėkmės atveju savininkas atsako pilnai. Ir vėlgi, ypač jeigu mes kalbam apie kažkokią verslo plėtrą, apie samdomus darbuotojus, aš rekomenduoju tuo atveju galbūt net tą pačią veikiančią individualią įmonę pertvarkyti į UAB, tai galima padaryti, neprarandant įmonės kodo ir taip toliau. Žinau vieną netgi smulkių parduotuvėlių tinklą, kuris lygi šiol veikia kaip individuali įmonė. Mano spėjimas tai yra, nežinau, gal net ir prietarai, kad kol viskas gerai veikia, nieko nejudinam, bet rizika, aišku, visada yra didesnė. Galima turėti tik vieną individualią įmonę, tuo tarpu UAB galite turėti daug. Taip. Yra tam tikri privalumai, yra tam tikros mokesčių lengvatos, jeigu ten dirba tik taip pat savininkas, galima nepraeidinėti tų darbų saugos sertifikavimo ir taip toliau. Nauja forma yra mažoji bendrija, kuri yra toks miksas tarp individualios įmonės ir UAB, tai yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, bet nėra minimalaus įstatinio. Apribojimas maksimum 10 narių, 10 steigėjų. Steigėjai vėlgi gali dirbti patys, neimdami algos. Taip? Ir gali būti samdomas direktorius arba gali būti vienas iš steigėjų paskirtas atstovauti. Tai kaip ir sakant, kol nėra pelno, tol nėra mokesčių. Dar 2015 metam taikoma lengvata, kad jeigu dalyviai mažosios bendrijos yra kažkur dirbantis, šiaip socialiai drausti, apdrausti valstybės lėšomis, pavyzdžiui, mamytė auginanti vaiką, taip, tai tokiu atveju nebūtina mokėti to kiekvieną mėnesį PSD. Dabar šiaip tiesiog grįžtant prie to PSD, kas turi tik individualią veiklą ir nedirba daugiau niekur, tam aš rekomenduoju iki per mėnesį PSD mokėti minimumą. Dėl to, kad kreipusis, sakykime, į ligoninę, kad neiškiltų klausimo, ar jūs čia drausta, ar nedrausta, ir po to ten įrodinėk viską. Taip, jeigu jau planuojate link motinystės, ar matote jau, kad rezultatas bus, tai vėlgi vertėtų pildyti mėnesinės deklaracijas ir teikti sodrai, dirbant pagal individualią veiklą, kad nereikėtų laukti, kaip sakant, po to, kai bus pradeklaruota ir tada, kad viskas tikslintųsi, o kad gautumėt tada, kai visos mamos gauna motinystės išmokas. Jeigu mama tuo metu esanti motinystės atostogose, PSD iki vaikui, kol sueina 8 metai, laikoma, kad mama yra drausta valstybės lėšomis. Tai tokiu atveju nebūtina mokėti to kas mėnesį, o tik tai pildant metinę deklaraciją, tada jau nuo gautų pajamų PSD yra mokamas. Tai, pliusas toksai, kad, sakykime, jeigu negavote pajamų tą mėnesį, tai ir nemokate. Taip? Tuo tarpu, jeigu nėra mama drausta valstybės lėšomis, tai čia tiesiog toks praktinis patarimas, nes, aišku, ten teoriškai viskas po to išsilygina, bet tuo metu, kai jūs atvažiavote į ligoninę, tai jums mažiausia čia dar norisi su kažkom kažką aiškintis dėl draudimo. Dabar verslas keliese. Gabrielė su draugiam 3. Tai iš tikrųjų, jeigu ne viena, tai 3 yra geras variantas. Jūs čia taip labai protingai, kaip sakant, ir viską jau pasirašėt, čia pagarba, džiuginat, kaip sakant, teisininko širdį, nes taip jau retai tai būna. Dažnai žmonės mėgsta steigti 50-50. Tai va čia, mano nuomonė, yra blogiausias variantas. Todėl, kad 3, tai jau galbūt įsijungia tam tikri loginiai argumentai, ten 2 susipyko, tai ta 3 kažkaip ir su viena, ir su kita gali pasišnekėti, ar galų gale 2, tai tada jau, vis tiek tokius sprendimus galėsit priimti. Aišku, tai yra bet kokiu atveju blogai, tai čia super racionalu, bet labai retai kas apie tai pagalvoja. Tai iš tikrųjų prieš keliese darant verslą pasirašykite susitarimą, kokia yra jūsų vizija, investuoti ar iškart išsiminėti ir kaip jūs, pavyzdžiui, dalinsitės, kaip jūs nustatinėsite,
kitos dalies vertę. Taip yra labai paprastų formulių ten, sakykime, gautinos pajamos minus išlaidos daugint kažkoks koeficientas, taip, ir ten kart kažkiek metų veiklos. Tai, tokius pačius principus, nes kol jūs norite įsteigti verslą, tai tol jūs ir susitarsite. Taip? Tuo labiau, kad jūs ir, ieškosite kažkokio racionalaus, nes galbūt jūs norės išpirkti, arba jūs norėsite išpirkti, ne taip, kad vienašališkai. Nes jau kai yra konfliktas, tai tada aš nenoriu, man netinka. Ir viskas. Ir nėra argumentų. Taip? Tai čia ir tada tas 50-50 tai yra tai baisu. Susipyksta, kaip sakant, broliai dėl pinigų. Taip, tai draugai irgi. Vėlgi būna, pas žmonės skirtingi etapai gyvenime. Būna, kad, gimė vaikas, skiriasi su vyru, ten dar kažkas ir neskiria pakankamai dėmesio tam verslui. Ir ta tolerancija iš antrosios pusės, verslo pusės tam tikram laikotarpiui. Taip yra, bet po tam tikro laiko jau, tai tu dirb. Arba tiesiog, vienas mano, kad čia, kitas nepakankamai kruopštus, atsakingas, o tas mano, kad, reikia į gyvenimą žiūrėti lengviau. Taip, tai viską aš dar suspėsiu, dar viena naktis yra, tai aš kaip padarysiu. Taip, po to nepadaro, taip, arba ten su klaidom padarė prezentaciją. Kam nepasitaiko, bet svarbiam klientui reikėtų vis dėlto gal 2 kartus perskaityti. Čia tokių, kaip sakant, visada išsiskiria požiūriai. Man viena manikiuristė pasakoja, kaip jos su draugė turėjo manikiūro saloną, kartu ten darė ir prasidėjo tas, kad tai ten trūko paltų, nuėjo iš kasos pasiėmė. Taip, tai, ko tu čia pergyveni, taigi ateina klienčių, bus tų pinigų. O, gal taip nereikėtų daryti, taip, gal susiskaičiuoti, kad ir gale dienos, taip, ir pasidalinti, kiek reikia salonui, kiek reikia priemonėm, kiek kiekvienai skiriam, o ne capt ir viskas. Čia požiūrių dalykas. Tai jeigu dirba žmogus savarankiškai, tai jis į savo tą kasą atėjęs pasiėmė ir tai yra jo reikalas. O jeigu su kažkom dalintis, tai jau blogai. Taip, tai iš tikrųjų pagarba, bet labai retai, kada žmonės, kurdami verslą, pagalvoja, kas bus, jeigu mes susipyksim. Iš tikrųjų, mano patarimas būtent tuo momentu bandyti susitarti. Dabar labai bendrai, pelno mokesčio tarifas šiaip bendrai yra 15%, gali būti ir lengvatinis 5%, būtinai konkrečiai savo veiklai žiūrėkit, ar jums taikoma vienas ar kitas, ar dar patenkant į lengvatą, ar metų eigoje jau iš jos išlipote, žiūrėkit, taip. Intelektinė nuosavybė. Vėlgi, buvo registruotas prekių ženklas. Valio, taip retai būna. Lietuvoje, jeigu jūs tik Lietuvoje norit registruoti prekių ženklą, tai nekainuoja brangiai. Jeigu jau mes kalbam apie platesnės rinkas, aišku, jie kainuoja daugiau registraciją, bet vėlgi, jeigu jūs einate iš Lietuvos dar ir į Latviją, ar siunčiate savo prekes į Italiją, tai galima apsvarstyti apie europinę prekės ženklo registraciją, mano buvusioje darbovietėje, nes tada jums nereikia, jums netgi finansiškai apsimoka labiau registruoti visoje Europos Sąjungoje vieną prekių ženklą, negu eiti papildomai į Latviją, Estiją ir taip toliau. Čia nuo verslo srities. Kaip jau sakiau, parama planuojama 3. ketvirtį gaminio dizaino registracijai, europiniai arba tarptautiniai. Kas gamina iš jūsų? Vienetinius daiktus. Jeigu vienetinius, tai neapsimoka, aišku, registruoti dizaino. Jeigu ne vienetinius, jeigu jūsų produkcija kartojasi, net, teoriškai galima ir apie drabužių linijas kalbėti. Bet čia vėlgi yra šiek tiek trumpalaikis, tai galbūt gaunant paramą apsimoka registruoti, negaunant paramos nežinau. Klausimas apie jūsų rinką. Lietuvoje dizaino registracija yra pakankamai nebrangi. Europinė jau kainuoja brangiau, jeigu mes plečiamės į kitas rinkas, tai dar brangiau, bet tai yra viskas padaroma. Ir tarptautinės registracijos irgi galimos pradinės be advokatų atstovų toje šalyje, JAV, Kazachstane, kas tai bebūtų. Šiaip, originalūs darbai yra ginami autorių teisių. Ir net jeigu jūs savo verslui nupiešėte logo, kurio neįregistravote kaip prekių ženklo, jis yra ginamas pagal autorių teises.
Arba kaip neregistruotas dizainas gali būti ginami originalūs, sakykime, kūriniai, įskaitant taikomosios dailės kūrinius, tai sagė, auskarai, vaza, baldai, projektai, fotografijos ir visa kita. Tai ne tik tas meno kūrinys, kuris yra paveikslas, bet ir pakankamai paprasti daiktai, kurie skiriasi. Jie irgi yra ginami pagal autorių teises. Tik aišku, autorius turi pats įrodinėti, kad jis buvo pirmas, kad jo būtent darbas yra originalesnis. Turint įregistruotą prekių ženklą ar dizainą, labai aiškiai yra paraiškos data, nuo kurios saugomos tos teisės ir tada jau nebereikia papildomai kažkaip to įrodinėti. Taip. Darbai autoriniai, tai yra, jie reprodukuojami, ta prasme, atgaminami nuolat tokie pat. Tai jeigu tai yra po vieną, tai aš net nematau prasmės registruoti dizaino, todėl kad kitas darbas bus kitoks. Ir jis yra ginamas tiesiog dėl to, kad jūs jį pagaminote. Taip, jūs esate autorė, nuo pagaminimo jūs gaunate autoriaus teises. Tik čia kartais prasideda įrodinėjimas, kas ką kopijuoja. Taip. Tai to momentu svarbu, bet publikavimas tam pačiam Facebook'e šiais laikais, manau, pakliuvus pas modernesnį teisėją būtų pripažintas kaip eksponavimas viešoje erdvėje, ypač jeigu ten daug laikų buvo, tai kaip sakant, viskas yra įmanoma. Dabar ko nedaryti, tai kaip jūs sakau, nekopijuoti aklai. Taip? Mažai yra naujų technologijų. Jeigu jūs išrandate naują technologiją, patentuokite kaip išradimą, taip, techninį išradimą. Ir tas pats daiktas, Apple telefonas, jis pavyzdžiui buvo patentuotas kaip išradimas techninis, kaip prekių ženklas Apple ir kaip produkto dizainas. Taip, gaminio išvaizda. Tai visa apsauga pilnai suregistruota. Taip. Tačiau, tikrai ne kiekvienam to reikia. Tai vėlgi, rankdarbių darimas, taip? Tai pati ta technika, kad mesgate virbalais, neriate vašeliu, tai jinai yra žinoma. Taip? Tačiau, nekopijuokite identiškai. Darykite savo, originaliau, kitaip. Galų gale jūs taikotės į kažkokius kitus klientus. Kuo jūs skiriatės? Nenaudokite svetimų darbų pavyzdžių save reklamuoti. Svetimų nuotraukų. Aš konsultavau vieną fraktalų gamintoją, kuris sako, aš ir mokau ir žiūriu čia kažkokia, dar priedo nekokybiškai labai, kaip sakant, kurie išeidė, kad naudoja mano darbo nuotrauką, sako, aš mokau šito. Negalima. Taip? Jeigu jūs ieškote nuotraukų, kurias norite įdėti į savo svetainį, į savo Facebook'o profilį, taip toliau, kaip aš šiandien, taip, yra internetinės svetainės, įsivedat free photo į tą patį Google ir jums išmeta. Nes yra dabar vis populiarėja tokios creative communities, kurios sako, kad aš noriu, kad mano darbą naudotų. Tik vėlgi reikia paskaityti licenciją, ar jums leidžiama tik asmeniniam, ar galima ir verslo tikslais naudoti. Nes aišku, lietuvis fotografas pamatęs savo nuotrauką ant knygos viršelio, be jo sutikimo uždėta, čia reali istorija, kreipsis į teismą ir tam būtent fotografui buvo priteista dar tada 40 000 litų. Bet čia jau aš neįsivaizduoju leidykloje šitai pasielgti. Tai, žmogus, kurio jūs nuotrauką galbūt paėmėte, gyvenantis Australijoje, turbūt neieškos Lietuvoje teisininko, kad su jūsų internetinė svetainė ir su jūsų puslapiu Facebook'e kovotų. Tačiau ką jis gali padaryti? Jis gali, paskleisti informaciją, žiūrėkit, mano nuotrauką jie naudoja savo, be mano sutikimo, ir Facebookas iš karto lūžta, taip. Užbanins, kaip sakant, kreipsis į Facebook administraciją, kad be autoriaus teisės sutikimo naudojamos nuotraukos.
Tai, tokio dalyko nereikia, jūs neieškokit savo problemų, kur galite jų neieškoti, sakykim taip. Nes tikrai yra tų nuotraukų, kurias galima nemokamai. Vieni nori padėkos bent jau už tai ir mano ankstesnėse skaidrėse buvo ten padėka konkrečiai svetainiai. Kiti net ir to neprašo, kitiem to nereikia. Taip, jūs naudojat mano nuotrauką, reiškia, jūs pripažįstat mano darbus, mane tai džiugina, man to užtenka. Viskas, taip. Google įsivedat paiešką free photos, free, kad nemokamos. Jo, ir tiesiog tai, ko man reikėjo, ką aš maniau, kad tiktų pagražinti biškį mano prezentaciją, kad nebūtų tik tekstas, o kažkas susiję, nesusiję. Labai trumpai apie sutartis ir prekybos ar paslaugų teikimo taisyklės. Jeigu jūs teikiate sutartis, teikiate paslaugas, konkrečiom salonė ar dar kažkur turi būti, ar prekybos vietą turite, turi būti prekybos taisyklės. Nežinau, kiek iš jūsų esat skaitę prekybos taisyklės didžiosiuose prekybos tinkluose. Ne, aš irgi, tiesą sakant, anksčiau niekada neskaitydavau, kol vaistinėje nenusipirkau čiulptuko termometro. Mano vaikas karščiavo, aš grįžau namo, įkišau tą, man pasirodė čia tokia gera mintis, čiulptukas, termometras, pamatuosiu aš tą temperatūrą be visų karų, parodė 35 laipsnius, vaikas karščiuoja, ranka prilietus, aišku, netinka. Daviau vyrui tą čiulptuką, nes galvoju, gal ten vaikas nepakankamai, taip turiu, vyrui rodė irgi mažiau negu 36 laipsnius, tai tada aš jau grįžtu, kaip sakant, noriu gražinti. Ir man, aišku, sako, kad mes tokių prekių nepriemam. Tai, kilo diskusija, kurios finale nereikėjo man rašyti pretenzijų, bet kartais iš tikrųjų tenka rašyti pretenzijas. Bet šiaip tada jau paprašiau aš, kad man duotų ir tas prekybos taisyklės. Suprato, kad jau čia, kaip sakant, taip paprastai nesibaigs. Tai, aišku, jeigu jūs teikiate individualias paslaugas, individualiem klientam, netgi jeigu jūs, sakykime, Facebook'e rodote savo prekes, savo gaminius ir sakote kainos privačiai, naudojate Facebook'ą tiesiog kaip skelbimų lentą. Kaip lygiai taip pat jūs, sakykime, išstatytumėte čia atėjus už stalo ar paduotumėte į laikraštį skelbimą, tai vis tiek kiekvienas klientas asmeniškai tada susitaria. Tačiau, sakykime, kažkoks kainininkas bendrai žinomas, nes labai svarbu irgi klientą informuoti, kiek tai kainuoja. Atėjus į kirpyklą, tai gal dar strogelių įdėti, gerai įdėkit, dar čia kaukę plaukam uždėti, gerai uždėkit, o po to staiga, aš nesitikėjau, jūs man nepasakėt, kad už tai reikia papildomai mokėti. Kaip netikėta, taip? Tai iš tikrųjų toks labai svarbus yra momentas. Sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu. Ir net iš jūsų veiksmų gali būti aišku, kad sutartis sudaroma. Nes, nuėjus tą patį prekybos centrą, taigi nesakot, aš noriu sudaryti pirkimo pardavimo sutartį dėl duonos pirkimo. UAB X atstovaujama kasininkės Marytės, taip, veikiančios pagal įgaliojimą ir Jūs sakot, labą dieną, padedat prekę, duodat pinigus. Iš jūsų veiksmų aišku, kad jūs norit pirkti. O iš parduotuvės veiksmų, kad jinai išstato prekes, nurodo jų kainas ir pasodina kasininkę, aišku, kad jinai nori parduoti. Su klausimu, gal tada jau per pertrauką, nes aš vėl, kaip sakant, užsišnekėjau, tiesiog šiaip apie sutartis. Verta turėti rašytinių sutarčių pavyzdžius, ar bent jau užsakymo formą. Todėl, kad klientą tuo metu pagaunate, kaip sakant, kad jis pasirašytų. Ir net jeigu jūsų paslaugos ar prekės yra labai sudėtingos, verta turėti iš tikrųjų ir ilgą, ir trumpą variantą. Nes jeigu mes kalbam apie kažkokią nedidelės vertės pirkimą, užsakymą, tai žmogus pamatęs ilgą, sudėtingą sutartį atsitrauks. Paprastai. Retas, kuris jau ims ir taip pasirašinės. Sakys, man reikia paskaityti, man reikia kreiptis į teisininkus. O jeigu pamatys trumpą sutartį, kurioje parašyta, objektas toks, kaina tokia,
atsiskaityti per tiek, tai galbūt jums ir pasirašys tuo metu iš karto. Tai čia vėlgi, aš nesakau, kad absoliučiai visais atvejais tai trumpa sutartis be detalių aprašymų yra geras variantas, todėl, kad tai priklauso nuo to, ką jūs darote. Įgaliojimai sudaryti sutartis įmonės vardu be papildomų įgaliojimų gali sudaryti tik direktorius. Visiems kitiems reikalingi įgaliojimai. Ir dabar dar dėl prekių grąžinimo labai trumpai. Iš principo žmogus nusipirkęs prekę per 14 dienų turi teisę persigalvoti. Jeigu prekė yra nenaudota, gali ją atnešti ir grąžinti. Išskyrus, jeigu ten sunaudojo, jeigu ten pradėjo įvairūs dalykai, jeigu yra tam tikrų išimčių. Ir yra ūkio ministro sąrašas, kuris patvirtintas ūkio ministro, kuris nustato, kokių prekių negalima grąžinti. Tai yra knygos, žaislai, baldai, apatinis trikotažas, juvelyriniai dirbiniai ir taip toliau. Tačiau, jeigu jūs tais dalykais prekiaujate internetu, šitas sąrašas netaikomas. Internetu nusipirktus daiktus visus galima grąžinti. Todėl, kad žmogus neturėjo galimybės realiai pasimatuoti, galų gale net tas pats papuošalas, ten, vis tiek kažkokius pirko prie tam tikros suknelės. Nuotraukoje atrodė vienas atspalvis, pridėjo prie suknelės, pasirodo kitas. Arba ta nuotrauka, pagražinta. Taip, tai vat, jeigu prekiaujate internetu, tiesiog tai netaikoma. Tas ūkio ministro sąrašas. Taip. Klausimų. Internetu pirktą viską galima grąžinti. Ir taip pat, jeigu, pavyzdžiui, ne prekybos vietose sudarytos sutartys, čia manęs vakar klausė, tai, darė jums prekių pristatymą, jūs užbūrė tas pardavėjas ir jūs sutikote pirkti ir po to jis išėjo ir jūs atsipeikėt ir galvojat, kokią aš nesąmonę nusipirkau. Tai irgi lygiai taip pat per 14 dienų galite atsisakyti šitos sutarties. Taip. Ar su kiekvienu klientu būtina sudaryti sutartį, tai sąskaita faktūra arba čekis yra tinkamas sutarties sudarimo įrodymas. Sutartis tai nebūtinai reiškia ilgą teisinį dokumentą. Prašau. Ar galima reorganizuoti VŠI mažąją bendriją? Turbūt, kad ne. Nes verslo įmonės gali keisti formą, sakykime, iš individualios įmonės į UAB, į mažąją bendriją, bet man atrodo, kad VŠI UAB nelabai. Reikėtų man iš tikrųjų papildomai pasižiūrėti, bet man atrodo, kad nelabai. Jinai gali galbūt pertvarkoma būti į asociaciją, bet taip jau 100% užgarantuoti jums negaliu. Taip, jūsų klausimas. Taip, dėl. Trademarkas, o prekių dizainas, kad registered design. Tai va, registruoti tik prekių dizainą, kaip kiti turi, kaip prekių ženklai. Ne, tai TM yra prekių ženklas. Tai yra gamintoje atspindintis logo. Taip, tai kurio ženklinamos įvairios prekės. Tuo tarpu dizainas yra gaminio išvaizda. Registruojama yra gaminio išvaizda. Va, šitas daiktas, pavyzdžiui, registruojama būtent toks mygtukų išdėstymas. Rankinukas gali. Coca-Cola paprastai yra TM, tai yra trademark, o R gali būti buteliukas Coca-Colos. Nors iš tikrųjų buvo byla iki net, man atrodo, Europos teisingumo teismo, kur Coca-Colai pavyko įrodyti, kad jau šiais laikais vartotojai pamatė Coca-Colos buteliuko formą, atpažįsta Coca-Colą ir tai buvo įregistruota kaip prekių ženklas, bet retai. Gerai, tai gal tada mes skirstomės į pertrauką ir per pertrauką, aišku, irgi dar galima klausinėti.